Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labą dieną visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Europos komisija, siekdama gerinti dabartinių ir būsimų kartų gyvenimo kokybę, parengė tvarios ekonomikos augimo strategiją, tai yra žaliąjį kursą. Ši strategija prisideda prie pavojingos aplinkos taršos ir klimato šiltėjimo mažinimo. O kadangi žmonijos naudojamos gamybos ir žemės ūkio technologijos prisideda prie aplinkos taršos ir klimato atšilimo, tai savaime suprantama, kad trąšų sektoriuje taip pat laukia žaliojo kurso iššūkiai. Kokie tie iššūkiai ir kaip juos sprendžia mokslininkai, gamybininkai ir žemdirbiai, šiandien laidoje ir pakalbėsim su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto docente Rasa Paleckienė. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, kas yra numatyta žaliojo kurso strategijose? Europos žaliasis kursas apima daug įvairiausių mūsų visų gyvenimo sričių. Jeigu taip trumpai reikėtų įvardinti, kas yra šito kurso tikslas, tai yra siekis didinti žmonių gerovę. Siekiama, kad Europoje būtų neutralizuotas poveikis klimatui, kad būtų užtikrinta natūralių buveinių apsauga ir visos priemonės, kurios yra skirtos to žaliojo kurso strategijai įgyvendinti, jos bus naudingos ir artimoji, ir be abejo tolimoji ateityje, tiek žmonėms, tiek planetai, tiek ir ekonomikai. Realiai siekiama svarbiausia, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje. O kalbant apie tas pagrindinės galbūt kryptis, kuriuose susiduriam, tai ir statybos, ir renovacijos sektorius, švarios energijos gamyba, tvari pramonė, tvarus judumas, biologinės įvairovės išsaugojimas, teršimo mažinimas visose srityse. O kalbant apie žemės ūkį, kalbant apie trąšas, tai vienas iš tikslų, su kuo mes susiduriam, tai yra strategija nuo lauko iki stalo. Ir mes kaip mokslininkai, kurie dirbam šitoj srity, savo veiklą ir orientuojam ir pagal šitos strategijos tikslus, ir pagal kitas, tiek reglamentuojančias direktyvas, tiek ir pagal šiandienos mokslo iššūkius, pagal poreikius. Didelė žaliojo kurso ambicija yra sumažinti trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimą. Kaip bandoma to pasiekti? Iš tikrųjų, be mineralinių trąšų, nuolat didėjančių žmonijos poreikių mes tikrai nepatenkinsim. Užauginti reikiamus kiekius derliaus, nenaudojant trąšų, tikrai neįmanoma. Bet trąšų naudojimas turi būti protingas, jis turi būti subalansuotas. Ir kas yra šiai dienai nustatyta, kad beatodairiškas trąšų naudojimas, siekimas bet kokią kainą gauti kuo didesnį derlių, nualino dirvožemius. Juose itin sparčiai mažėja organinių medžiagų, tai yra humuso kiekiai. Ir šios dienos trąšų gamintojų, trąšų kūrėjų užduotis yra kaip tik gauti tokius produktus, kurie regeneruoja dirvožemį, jį gydo, paprastai sakant, tai realiai papildo jį tomis medžiagomis, kurias dirvožemis praranda kiekvienais metais su derliumi. Kaip jau ir sakiau, pagrindinis šiai dienai trūkumas tai yra būtent organinių medžiagų mažėjimas, būtent tas azoto anglies santykių dirvožemyje kitimas ir toks nuskurdimas sukėlė problemas, todėl kad buvo naudojama labai daug švarių, išgrynintų mineralinių arba kitaip dar vadinamų kartais cheminėmis trąšomis ir be abejo kitą kartą nepamatuotas įvairiausių augalų apsaugos priemonių naudojimas taip pat sukelia pasekmes ilgalaikės. Tai va šiandieną besigręžiant atgal į gamtą, siekiant darnumo visose srityse, trąšų pramonė taip pat keičiasi. Keičiasi trąšų pramonėje ir požiūris, bandoma sukurti tokius produktus, kurie augalus ne tik tai pamaitintų jiems reikalingomis medžiagomis, bet kartu su tomis maisto medžiagomis dar ir papildytų dirvožemį trūkstamą organiką. Tai humusų viena iš tokių populiarių medžiagų, humatų naudojimas. Lietuvoje mes turim puikų išteklių durpės. Puikiai visi žinom, kad durpės yra naudojamos įvairiausių specializuotų substratų gamybai, bet jos gali būti naudojamos ir humatų gavimui. Humatai tai yra sudėtingos molekulės, kurios labai gerai suriša tiek maisto medžiagas, tiek ir teršalus ir aktyviai dalyvauja augalų mityboje.
Lietuvoje durpynai užima beveik 10% teritorijos, tačiau eksploatuojamų tų durpynų yra tik tai apie 2%. Mes su savo studentais, galbūt reiktų sakyti, kad ir atgaivinome tą durpių tyrimą ir bandymą kitaip jas panaudoti, todėl kad kažkada tai Lietuvoje durpės buvo plačiau naudojamos, tam pačiam Kauno technologijos universitete, tuometinėme KPI, buvo netgi tokia ir durpininkystės katedra. Kiek teko ieškoti ir susidurti, tai yra pora disertacijų su lietuviškom durpėm padaryta, bet tai buvo dar praeitame amžiuje, 50-60 metai. Vėliau jos buvo paliktos nuo šalyje, tiesiog kasą naudoja, gamina substratus, bet kad jau ten mokslinių tyrinėjimų kažkokių būtų didelių, tai tikrai nėra. Kaimininėse šalyse, toj pačioj Latvijoje, tai ir medicininiais tiklais įvairiais naudoja. Na, o Lietuvoje jos taip kaip ir naudojamos, bet tokios nuo mokslo gana nutolusios. Šitą problemą mes savo mokslo grupiai kaip ir atnaujinom. Tiesiog pabandėm durpės naudoti ir iš jų gauti žemės ūkiui labai aktualų produktą, tai yra humatus. Su kokiais iššūkiais susiduria mokslininkai? Pagrindiniai turbūt mokslininkų iššūkiai. Ne idėjų, ne tų minčių trūkumas, o kitą kartą galbūt mums trūksta ir finansavimo, atlikti ilgą išbaigtą tyrimą. Trąšų kūrimas nuo tos idėjos tai yra ilgas procesas. Todėl, kad tu turi parinkti žaliavas, pagaminti kokybišką produktą, įvertinti visas jo savybės, bet produktą reikia išbandyti. Savo pajėgomis tai mes atliekam tik tai tokius mikrovegetacinius bandymus, tam naudojam greitai augančius arba gerą atsaką duodančius augalus. Vienas iš tokių klasikinių netgi miežiai yra auginami, jie ten auginami 3-4 savaitės, kol pradeda lapelių viršūnėlės geltonuoti ir tada tokie minimalūs vertinimai. O trąšos tam, kad tikrai įrodyti, kad jos yra efektyvios, jos yra išbandomos ir lauko sąlygomis. Tam tiesiog mes neturime nei bazės, gal ir mūsų tikslas netoks, bet gamintojai tikrai žinau, kad taip yra daroma, atlieka užsakomuosius tyrimus žemės ūkio bandymų stotyse arba netgi yra atliekami ir pilnai lauko bandymai ūkininkų laukuose. Tai ypač jau, kai būna kažkokie įvežtiniai produktai, o siekiant sertifikuoti ir pilnai įsidiegti tą produktą, šiai dienai reikalingas bent 2 metų toks agronominis vertinimas. O su kokiais iššūkiais susiduria gamybininkai ir žemdirbiai? Žemdirbiai vienas ko gero iš didžiausių iššūkių tai yra kaina vienaip ar kitaip produkto, o gamintojai žaliavų kaina, rinkos situacija tokia šiai dienai ir reguliavimas. Kadangi yra iš principo pasikeitusi pati paradigma trąšų reguliavimo, daug metų galiojo norminiai trąšų dokumentai, kurie labai tiksliai apibrėžia trąšų sudėtį. Tai dabar, kai pasaulyje viskas labai sparčiai keičiasi, tai yra nauji tie teisės aktai, jie be abejo atliepia ir žaliojo kurso idėjas ir strategijas. Pagal šituos naujus teisės aktus yra būtina laikyti specialių procedūrų, yra būtina įvertinti, iš ko gaminys pagamintas. Labai griežtai yra suskirstytos produktų kategorijos, tai yra organinės, mineralinės, tos trąšos ir labai svarbu įvertinti viską. Tam naujajam reglamentuojančiam dokumente, kuris taip ir vadinasi, tręšiamųjų produktų reglamentas, jame reguliuojamos įvairiausios charakteristikos, tai ir teršalai, ir maistinių medžiagų kiekis, ir labai svarbu ir turi būti vertinamos kiekvieno tręšiamojo produkto sudedamosios dalis. Šita realiai nauja sistema ir prisideda, bet kartu pakankamai griežtai reglamentuoja visą mineralinių trąšų pramonę, nes yra kontroliuojamas trąšų derinimas, trąšų įsisavinimas ir labai griežtai vertinami sudedamieji komponentai. Kokias galimybės žaliojo kurso politika atveria trąšų sektoriui? Galimybių be abejo visada yra. Tai ir naujovės, ir pažanga. Produktai mineralinių trąšų pramoniai klasikinės žaliavos, tai buvo arba iškastinės, arba gamtinės dujos. Šiai dienai su tuo žaliuoju kursu yra susieta tai, kad stengiamasi panaudoti kitų gamybų liekanas, antrinės įvairiausias žaliavas, yra vykdomi įvairiausi tyrimai, tik tai vėl, kai reikia labai didelių kiekių žaliavų, kitą kartą vien iš tų atliekinių technologijų yra problemiška jau ir gauti tokius kiekius žaliavų, kurie yra reikalingi. Ir šiai dienai, kaip pačioj pradžioj pokalbio kalbėjau apie tai, kad organikos reikia, tai mineralinės trąšos labai dažnai yra kokybiškai gerinamos, jos yra naudojamos su įvairiausiais organiniais priedais. Tie organiniai priedai gali būti gerinantis savybės, praturtinantis sudėtį ir gerinantis tokias savybės kaip maisto medžiagų atpalaidavimą. Tai tradicinės mineralinės trąšos, kurios klausytojai tikrai yra girdėję, ir amonio salietrą, ir karbamidą. Tai va šitos trąšos, jos
yra greitai tirpstančios, tai yra greitai atsipalaiduojančios. Ir augalai, kai ūkininkas išbarstys tas trąšas, jie net nespėja įsisavinti. Labai dideli trąšų nuostoliai gaunasi. Tai yra dalis jų nuteka į gilesnius, požeminius vandenis, dalis nubėga su paviršiniais vandenimis į upelius, ežerus. Todėl trąšų gamintojai ieško būdų, kaip sulėtinti va šitų tradicinių maisto medžiagų atpalaidavimą, kad jos tirptų lėtai ir tirpimo greitis atitiktų augalų gebėjimą jas įsisavinti. Tai vienas iš pačių lengviausių, ko gero, būdų būtų padengti trąšas įvairiomis dangomis, kurios būtent ir sulėtintų atpalaidavimą. Dengimas būna įvairus. Dengiamas specialiomis polimerinėmis dangomis, lėtinančiomis atpalaidavimą. Ir vienas aplinkai draugiškų būdų pasaulyje ir anksčiau bandytas, tikrai žinau, kad Jonavos akcinės bendrovės Achema ir Agrochemos specialistai, jie bando šitą būdą padengti tas tradicinės trąšas kalio humatais. Kalio humatai šiek tiek ir sulėtina tirpimą ir kartu praturtina dirvožemį ir paskui augalui padeda augti, dalyvauja įvairiuose biologiniuose procesuose. Tai tie kalio humatai šiai dienai populiarūs, dėja Lietuvoje jie yra tik tai įvežtiniai. Tai galimybė būtų galbūt ir Lietuvoje juos gaminti ir tam panaudoti durves. Įgyvendinant žaliojo kurso politiką yra numatoma, kad ateityje turėtų padaugėti ekologinių ūkių. Kokia jūsų nuomonė? Aš manau, kad taip. Ir labai svarbu, kad tie ekologiniai ūkiai būtų tikri. Tai yra mokslų pagristi, o ne tik tai deklaratyvus, kad atitiko normatyvą ir dar kažką. Ekologinis tai nereiškia, kad be trąšų. Trąšas galima naudoti. Tik tai jas reikia naudoti labai tvarkingai, labai atsakingai, pasiremiant tyrimais. Šiai dienai jau iš tikrųjų yra žinoma, kad dirvožemio tyrimai yra būtini ir siekiant užauginti kokybišką derlių, augalui reikia trąšų, jų reikia tinkamų laikų, tinkamų kiekių. Europoje ir trąšų gamintojų asociacijoje net yra tokia vadinama 4R taisyklė, tai lietuviškai mes ją turbūt tvarkingai pasakytume 4T taisyklė, tinkamų laikų, tinkamos medžiagos, tinkamoje vietoje ir tinkamų santykių. Ir tokiu būdu pamaitintas augalas gali būti ekologiškas, kokybiškas, neprikaupęs jokių ten pašalinių medžiagų. Kai augalas skursta, jisai irgi maistinių požiūrių nėra labai ten geras ir vertingas. Labai yra smerkiamos cheminės trąšos. To tikrai negalima pasakyti. Organinių trąšų neatsakingas vartojimas lygiai taip pat gali padaryti žalą. Organinės trąšas mes dažniausiai, kai sakom, tai visi ir įsivaizduojam, tai kas liko. Auginom gyvulius, mėšlas, srutos ir kažkas panašiai. Jų sudėtis pakankamai skirtinga. Su jom pakankamai sunku suplanuoti tikslės maisto medžiagų normas. Ekologinis ūkis bus tada, kai bus tikrai tas tikslusis ūkininkavimas. Žinau žemės sudėtį, planuoju tręšimą, tam tikrose vegetacijos stadijose augalą pasianalizuoju, žinau, ko tam augalui trūksta, tada greituoju būdu papildau jo mitybą. Žinau, kad buvo toks agronomų terminas gydomieji tirpalai. Pastebėjus, kad augalui konkrečiai trūksta kažkurio tai mikro ar makro elemento, galima skystosiomis trąšomis patręšti purškimų būdu ir augalas kaip pagydomas. Tai tokių dalykų irgi yra ir šiai dienai tų naujovių tikrai yra labai daug. Bet ekologinių ūkių taip daugės, todėl kad mes visi norime valgyti sveikai, norime valgyti skaniai ir norim žinoti, ką valgom, kad tai yra kokybiškas maistas. Aš manau, kad sąmoningumas auga visų kasdien ir tie laikai, kai buvo tręšiama vien tam, kad tik pasididinti derlių, nelabai atsižvelgiama į kokybę, aš manau, kad jau praėjo visame pasaulyje. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto docentė Rasa Paleckienė. Tęsime pokalbį su mokslininkė. Dabar pakalbėsim apie pagrindinės organinių mineralinių trąšų gamybos tendencijas, kurias gaminant yra naudojamos netradicinės vietinės žaliavos. Sakykit, kokios netradicinės vietinės žaliavos yra naudojamos organinių mineralinių trąšų gamyboje? Jeigu aš jums pasakyčiau paprastai, mineralinių trąšų kokybės pagerinimui mes naudojam krakmolą. Jūs turbūt tikrai nustebtumėte. Tikrai. Todėl, kad visiems mums tai yra maisto produktas. Ne, krakmolas šiai dienai yra iš tikrųjų naudojamas labai daug kur. Naudojamas jis ir biosuyrančio plastiko, biologiškai sklaidaus plastiko gamybai. Ir taip pat
pat yra žinoma, kad iš jo galima gauti trąšų dengimui skirtas dangas, būtent kurios leistų reguliuoti maisto medžiagų atpalaidavimą ir tirpimą. Tokių tyrimų ir visame pasaulyje yra atlikta. Mes ir savo mokslo grupėje esam ne vieną tyrimą darę, kūrė ir įvairiausias dangas, įvertinę jų efektyvumą. Kas labai gerai, kad tas iš krakmolo gautas polimerinis junginys, jisai ilgainiui suyra dirvožemėje ir nelieka jokių pašalinių papildomų medžiagų, kurios liktų kaip tarša dirvožemėje. Tai mano minėti kalio humatai taip pat yra organiniai priedai, kurie gali būti naudojami. Organinės mineralinės trąšos šiai dienai žiedinės ekonomikos akivaizdoje gali būti gaunamos ir iš kompostų. Dideliais kiekiais laukuose komposto barstymas paprastai pakrikai, kaip sakant, ir apsunkina žemės ūkio dirbimo technologijas. Pagrindiniai tręšimo aparatai yra pritaikyti apvalių granulių barstymui ir yra iš tikrųjų poreikis gaminti ir tas organinės trąšas, būtent tokias, kad jos būtų gražūs sferiniai rutuliukai. Vienodo dydžio, tada jie tolygiai pasiskirsto po lauką. Tai yra poreikis stambiųjų ūkininkų, kad vartot laukuose, kad ten auginant miežius, kviečius ir kitas augalų rūšis. Ir mes anais metais turėjom tokį projektą kartu su agrocheminių tyrimų centru, darėm komposto tyrimą ir bandymus sugranuliuoti. Turiu pasakyti, kad parenkant priedus visiškai neblogai pavyko gauti granuliuotą produktą, tik tai vėl su kompostu, kaip ir su visom organiniam trąšom, yra ta pati problema. Labai sunku užtikrinti sudėties tolygumą. Aišku, reikia komposto atlikinėti cheminę analizę ir vėlgi, jeigu jame kažkokių maisto medžiagų nėra labai daug, tai kompostą galima papildyti mineralinėmis trąšomis ir tada gauti reikiamą kompoziciją. Aišku, tai nebus tokios didelės gamybos, kaip visi įsivaizduoja, kad stambetonažė pramonė lifosa, chema ir panašiai. Ne, tai bus mažesnės apimties, bet iš tikrųjų galima gauti puikų kokybišką granuliuotą produktą ir anais metais viena studentė savo baigiamąjį darbą rengė būtent šitą temą. Šiuo metu mes ruošiam straipsnį su kolegomis, pas mus dėja investicijų neatsirado, tai mokslo rezultatas yra mokslo rezultatas, mokslinė publikacija, ką šiuo metu ir planuojame parengti, paskelbti. Vadovaujat studentų doktorantų mokslinių darbų tyrimams. Kokius tyrimus atlieka jūsų vadovaujami jaunieji mokslininkai? Pastaraisiais metais tiek žemės ūkio sektoriuje, tiek ir trąšų šitoje visoje gamyboje bandoma nuo sintetinių trąšų, nuo cheminių trąšų pereiti prie organinių ir prie taip vadinamų bioaktyvių trąšų. Tai ir būtų šiandienos mūsų naujovė, tie dalykai, į ką mes orientuojamės, tai tos biotrąšos, tai yra trąšos, kuriuose yra biologiškai aktyvių medžiagų. Tos medžiagos turi ir mityboje dalyvauti, ir visose vegetacijos stadijose pagerinti pagrindinių maisto medžiagų patiekimą, prieinamumą augalui. Ir tos biotrąšos pagal tai, kokias funkcijas atlieka, jos gali būti, vienos padeda fiksuoti maisto medžiagas, kitos kaip tik didina pernašą arba dalyvauja augimo cikluose, atlieka kažkokią stimuliuojančią rolę. O mano studentai dirba naujovių paieškoje, kūrime, netradicinių žaliavų panaudojime. Pagrindiniai darbai būtų susiję su įvairiausių kaip ir netradicinių žaliavų panaudojimu. Tikrai buvo ne vienas magistro baigiamasis darbas, kai buvo kūriamos trąšų tirpumą lėtinančios dangos, labai įvairios kompozicijos su įvairiais priedais, bet būtent pagrindą šitų kūriamų trąšų kompozicijų ir sudarė iš krakmolo gaunama dengimo plėvelė. Jis labai gerai suyra per ilgesnį laikotarpį. Keičiant į tą plėvelę pridedamų kitų medžiagų kiekius, galima pagaminti kombinuotas trąšas, kuriuose būtų dar ir mikroelementai toje dangoje įmobilizuoti. Galima keičiant dangos storį varijuoti sutirpimo greičiais. Tai tokie tyrimai buvo atliekami. Čia vėlgi jau grinai atliepiami tie žiedinės ekonomikos tikslai. Tai gaminant sieros rūgštį akcinėje bendrovėje Lifosa gaunami labai dideli kiekiai sieros šlamo. Ir mes bandėm tą likusį sieros šlamą panaudoti dangai, kaip užpildą dar papildomai. Tai pasižiūrėjom, kad gaunama pakankamai stabili danga ir trąšos dar kartu praturtinamos ir siera, nes siera augalams taip pat yra labai svarbus, reikalingas maistinis elementas. Toliau su durpėmis labai nemažai dirbom, turim tikrai laboratoriniam sąlygom puikiai pagamintus kalio humatus, esam atlikę bandymus, kaip tie kalio humatai gali būti derinami su tradicinėmis trąšomis, turėjom skystus tirpalus, palyginus su tuo, ką pagaminom čia iš lietuviškų durpių, tai pagal savo koncentraciją, pagal huminių medžiagų kiekį visiškai atitinka įvežtiniams ir šiuo metu prekyboje esantiems
produktams. Toks tikrai labai neblogas rezultatas. Kol kas, aišku, tai nėra niekur pritaikyta, įdiegta, kol kas tai yra tik tai mūsų moksliniai darbai, preliminarūs tyrimai. Kaip ir sakau, nuo idėjos iki kažkokio jos įgyvendinimo praeina tikrai daug metų. O vienas iš tokių visiškai naujų iššūkių, turbūt esat girdėję, kad yra valgomieji vabzdžiai. Tai puikus baltymų šaltinis, puikia alternatyva. Šiuo metu tai yra reglamentuota. Daugelį šalių gyvūnų maistui galima juos naudoti. Įvairūs vabzdžiai yra auginami, tyrinėjami visam pasaulyje. Lietuvoje irgi yra jau pirmieji bandymai. Auginama, yra vabzdžių fermos. Ir auginant vabzdžius susidaro tikrai labai dideli kiekiai atliekų. Tos atliekos tai yra ir tai, kas liko, kuo jie buvo maitinami, ir galų gale jų pačių išnaros, skeletai. Tai mes turim tą frasą vadinamą, būtent vabzdžių auginimo atliekas, ir su įmonė Divax esam sutarę ir šiuo metu jų šitas šalutinis produktas yra disertacinio tyrimo vienas iš pagrindinių objektų. Tai tyrinėjant šitas vabzdžių auginimo atliekas arba frasą, labai priklauso nuo to, koks vabzdys yra auginamas. Tai čia yra juodasis milčius auginamas, ir jo auginimo atliekas išanalizavę mes ten radom labai daug įvairių naudingų medžiagų auginimui. Ten yra dar nemažai chitino. Chitinas arba chitozanas svarbus augalams. Tai yra žinomi vėlgi tyrimai apie tai, kad chitinas skatina augalų augimą, pagerina mitybą, ir kas yra labai svarbu, kad jisai padidina augalo atsparumą abiotiniam ir biotiniam streso veiksniam įvairiausiam. Todėl mes iš tikrųjų ir bandom dar pasižiūrėti, galbūt ir atskirai pavyks jį išgryninti arba tokioj kompozicijoje panaudoti, tokiu būdu praplėsti tą tręšiamųjų produktų rinką. Apie tai, kad frasas tiesiogiai jau ten barstomas į dirvožemį ir jame yra bandoma auginti kaip terpėje tokioje, tai yra tokių dalykų, bet mes bandom išsigryninti ir kažkokiu būdu galbūt ir ekstraktus pasidaryti, kad paskui ir purškiamosiams, skystosiam trąšom būtų tinkamas produktas. Na, žodžiu, kol kas yra labai daug minčių, daug tyrimų, daug įvairiausių krypčių, ir tai yra ko gero vienas iš tokių mūsų naujausių dalykų. Sakykit, kokie iššūkiai laukia mokslininkų trąšų srityje? Na, tų iššūkių turbūt daug. Šiai dienai niekas nebeverda, kaip sakom, savose sultise. Dabar yra tokia informacijos sklaida, kad bet kurioje pasaulio vietoje tik tai koks padarytas atradimas iš karto yra publikuojama. Mes tik nuolat sekam ir mokslinius straipsnius, dalyvaujam ir įvairių asociacijų veikloje. Laikom, kaip sakoma, ranką ant pulso, žinom ir kas yra aktualu gamybininkams, bendraujam ir su žemės ūkio mokslininkais konkrečiai, kas užsiima jau to mūsų produkto naudojimu. Aišku, stambetonažėje pramonėje žaliavų problema. CO2 mažinimas, žaliojo vandenilio gavimo technologijos, su kuo tikrai dirba kolegos ir gilinasi, kokiu būdu pakeisti, nes šiai dienai vandenilis yra gaunamas iš gamtinių dujų, vandenilis yra viena iš pagrindinių žaliavų amoniakui gauti. Na, o šiaip tai būtent tų įvairiausių naujų žaliavų paieška, kad pakeisti iškastinės žaliavas, kad pakeisti neatsinaujinančias žaliavas. Vėlgi labai gerai išanalizuoti, ištirti, ištobulinti technologijas, kaip galėtume perdirbti liekanas įvairiausias, kaip tos pačius nutekamuosius vandenis, įvairias tiek buitinės, tiek pramoninės nuotekas. Tobulėja, aišku, tyrimo metodai, mes kuo toliau, tuo geriau pažįstame pačius augalus, ir tada atsiranda iš karto galimybė labiau atliepti poreikį atitinkantį, ir su tuo iš karto susijęta tręšiamųjų produktų gausa. Tai būtent vienokių ar kitokių iš augalų išskirtų aktyvių medžiagų gavimo būdai, kas tikrai leistų pakeisti sintetinius pesticidus. Juk šiaip visi žinom, kad ten šalia vieno augalo pasodinus kažką galimas atbaidantis poveikis, ten nepuola kenkėjai, pasodinus levandas rožių nepuola amarai ar panašiai. Kiti sodina serenčių, kažkas bando tabaką į šiltnamį sodinti. Tai yra tokios fito savybės augalų ir jas, aišku, reikėtų išnaudoti. Mokslininkams čia tokie dar nearti dirvonai. Visi norim, kad nereiktų 10 kartų kažką tręšti, tai mes irgi norim pagaminti, na, taip vadinamą idealų produktą, kad ūkininkas vieną kartą patręštų, augalui užtektų per visą jo vegetacijos sezoną, kad tos maisto medžiagos augalo šaknis pasiektų tada, kada augalui jo reikia. Šitas subalansavimas skamba, atrodo paprastai, paėmiau, sudėjau, tiko, bet dėja, chemija yra chemija, turi savo sudėtingas taisyklės ir iš tikrųjų suderinti tos komponentus, kad gautas produktas išliktų stabilus, kad tarp skirtingų labai komponentų neįvyktų jokia cheminė reakcija. Tai iš tikrųjų užtrunka. Tai aš manau, kad tų iššūkių užteks labai ilgam. Langas į pasaulio mokslą.
Dabar su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto mokslininkė Rasa Paleckienė pakalbėsim apie vieną iš tikrai naujų iššūkių – polimerų transformaciją į trąšas. Papasakokit plačiau apie tai. Mes pasakojam, plastikas blogai, plastikas kenkia. Deja, mes fasuojame trąšas į plastikinę tarą. Galų gale, kaip ir pasakau, kad lėtai veikiančios trąšos specialiais plastiko polimerais yra dengiamos, kad siekiama sumažinti jų tirpumą, reguliuoti tą jų tirpimo greitį. Tai saugodami aplinką mes siekiam to plastiko vartojimą visaip sumažinti. Visų pirma, jau pakuotės. Ten, kur galima, kur vartotojai yra stambūs ūkininkai, yra naudojamos daugkartinio plastiko, stabilizuoto plastiko taros. Ten, kur yra vienkartinės, smulkiam vartotojui skirtos taros, tai tikrai ir atsižvelgia ir žiūri, ir arba tai yra perdirbamas plastikas, arba tai yra jau vėlgi plastikas, kuris yra perdirbtas iš anksčiau kažkur kitur naudoto plastiko. Tai tikrai labai čia žiedinės tos ekonomikos principai veikia. Na, o čia iš tiesų tai net galiu pasakyti, kad tai nėra vakar išgirdau. Išgirdau aš jau prieš keletą metų, bet kas tikrai nustebino, tai vienas iš tyrimų, kuris šiai dienai dar tikrai yra turbūt naujovė ir tokia tik tai idėja, nors tyrimas yra publikuotas rimtame mokslinėme žaliosios chemijos žurnale, tai Japonijos mokslininkai be abejo dar tik tai laboratoriniam sąlygom chemiškai perdirbo. Būtent perdirbo bioplastiką ir kai tas bioplastikas yra perdirbamas, iš jo pagaminamos azoto trąšos. Kaip tie mokslininkai ir akcentuoja, kad tai yra tvarių žiedinių sistemų įgyvendinimas. Jisai buvo aišku gautas iš biologinių žaliavų tas plastikas ir pilnai yra išbandytas įgyvendintas ciklas, kaip pagamino trąšas ir netgi jas taip minimaliai pabandė, gavo skaidimo metu karbamidą. Karbamidas yra visiems žinomos didelės koncentracijos trąšos. Procesas yra pakankamai ilgas ir jie vykdė pakankamai sudėtingus amonifikacijos procesus. Kol kas tai laboratoriniai bandymai, labai sudėtingi dar kol kas tyrimai. Na, bet aš kaip ir sakau, jeigu neturėsi svajonės, jeigu neturėsi idėjos, tai pažangos nebus. Ir dabar, kaip visada, laidos pabaigoje apibendrinant pokalbį, kokie patys pagrindiniai privalumai tų organinių trąšų, kurių gamyboje yra panaudotos netradicinės vietinės žaliavos. Kitaip sakant, kokie privalumai tų trąšų, su kuriomis atliekat mokslinius tyrimus. Visos tos trąšos, su kurių kūrimu yra susijęti mano moksliniai tyrimai, mano grupės, kolegų vykdomi moksliniai tyrimai, tai ir yra atliepti dabartinės darnaus produktų vartojimo tendencijas ir pagrindinis šiandienos iššūkis tai yra dirvožemių nualinimas, o organiniais priedais, biologiškai aktyviais priedais praturtintos mineralinės trąšos ne tik nealins dirvožemio, bet mes tikimės, turim netgi tokių pradinių įžvalgų apie tai, kad palaipsniui jos netgi ir atstatys dirvožemyje humatų kiekį. Tai yra dirvožemiuose bus atstatomas, regeneruojamas humusas, kuris yra pagrindinė dirvožemio derlingumą nusakanti dalis. Ir be abejo, kitas akcentas, kas yra labai svarbu, tai kad mes panaudosime tai, kas kažkur jau tapo nereikalinga, kas liko atlieka, augino baltymams skirtus vabzdžius, liko daug tų auginimo atliekų, galbūt jas galima tik paprasčiausiai sudeginti, nes jos praktiškai atitinka biokuro apibrėžtį. Ir tuos pelenus dar galų gali irgi galima panaudoti. Iš tikrųjų, bandom labai kompleksiškai, taip holistiškai viską žiūrėti. Tai toks likučių panaudojimas ir gavimas iš jų to, kas naudinga, atskirimas naudingosios dalies, pritaikymas, tai ir manau, kad tai yra mūsų visų ateitis, mūsų visų tikslas, to mes siekiame, kiek mūsų kartais ir riboti ištekliai leidžia. Šios dienos laida jau atėjo į pabaigą. Ačiū Jums už pokalbį, už mokslų pagrįstas rekomendacijas, patarimus. Linkiu Jums ir Jūsų jaunai mokslininkų komandai sėkmės ir kantrybės atliekant mokslinius tyrimus trąšų srityje ir tuo prisidedant prie žaliojo kurso įgyvendinimo. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Visiems linkiu likusios geros dienos. Sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau,
Mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.